Tai pradedam. Sveiki visi susirinkę, sveiki YouTube kanalo klausytojai, mano vardas Raimundas ir aš esu alkoholikas. Šį vakarą pravesiu anoniminio alkoholiko online susirinkimą. Šis susirinkimas yra atviras, jame dalyvauti gali visi. Atviro susirinkimo tikslas – supažindinti visuomenę ir kenčiančius nuo alkoholizmo žmonės su veikla ir kaip mes veikstame. Gal šiame susirinkime yra žiniasklaidos atstovas, paskaitytume laišką. Ko gero nėra. Tuomet paskaitysiu preambulę. Anoniminiai alkoholikai tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalyjasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti savo ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga būti draugijos narių – noras mesti gerti. Anoniminiai alkoholikai nemoka nei stojimo, nei nario mokesčių. Mes išsilaikome iš savo pačių įnašų. Anoniminė alkoholikų draugija nesusijusi su jokiamis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis, vengia bet kokių ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja. Mūsų pagrindinis tikslas būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę. Taip pat paskaitysiu, ko nedaro A. Neturi narių charakteristikų ar ligos istorijų. Neužsiima tyrimais ir jų nefinansuoja. Neskiria vaistų ir konsultuoja psichiatrijos klausimais. Nenustato medicininių diagnozių. Neužsiima išblaivinimo slauga, nelaiko nakvynės namų. Nedalyvauja socialinių tarnybų ar konsultantų darbe. Tačiau nariai grupės ir tarnautojai su jais bendradarbiauja. Nerengia religinio apeigų. Nesuteikia gyvenimo ploto, maitinimo, aprangos, darbo, pinigų ar kitų socialinių paslaugų. Nesprendžia šeimos ar profesinių reikalų. Nerašo rekomendacinių laiškų įstaigoms dėl lygtinio paleidimo, nei advokatams, teismams ar socialiniams tarnybams. Taip pat primenu 12 tradiciją, anonimiškumas yra visų mūsų tradicijų dvasinis pamatas, nuolat primenantis, kad nuostatos svarbiau už asmenybės. Todėl YouTube kanalų daromas tik garso įrašas, be vaizdų ir prašom neminėti kitų pavardžių ir saugokime tai, kad čia išgirsime. Šiandien turime kalbėtoją iš draugijos, tai yra Darius iš grupės Pagrindinis tikslas Vilniuje. Labai džiaugiamės, kad Darius sutiko, ko gero mūsų grupėje online jis pirmą kartą. Gyvai tai tikrai žinau, kad buvęs. Ir Darius yra iš įkūrėjų šitos mūsų programos Lietuvoje, tai tikrai turi daug patirties ir labai džiugu, kad sutiko šį sekmadienį gražų vakarą skirti mum. Tai labai dėkojam Dariau ir tada neužlaikome. Tema Darius dalinsis štai žingsniai, kuriuos mes žengėme, jie siūlomi kaip sveikimo programa. Tokia bus tema. Tai žodis tau, Dariau. Dariau, turbūt tavo mikrofonas neįjungtas. Sveiki, mano vardas Darius, esu alkoholikas. Sveiki. Nelabai mėgstu aš tos online susirinkimus, bet ką padarysim. Per karantiną, kaip sakoma, labai daug naudos jie atnešė. Ne? Kas svarbiausia, kad labai praplėtė akiratį. Dabar galima jungtis visam pasauliu prie daugelio susirinkimų, praktiškai bet kurio paros metu, bet kokia kalba, ir tai yra smagu. Tai va, tai kai Tautvydas kvietė pasidalinti ir siūlė ten išsirinkti temą ir ten atsiuntė visą temų sąrašą, tai kažkaip pagalvojau, kad geriausia turbūt anoniminių alkoholikų draugija ar grupė, tai dalintis apie tai, kas yra pagrindas, ne? Dėl ko iš viso yra tie anoniminiai alkoholikai ir ką jie veikia, ne? Tai anoniminiai alkoholikai neturėtų daryti tik tai 3 dalykus, ne? Tai rengti atvirus susirinkimus, rengti uždarus susirinkimus ir studijuoti 12 žingsnių programą. Tai va, tai tema man paprasta buvo pasiūlyta ne šiam susirinkimui, tai
iš mūsų knygos, ne, anoniminiai alkoholikai. 5 skyrius, kaip tai veikia. 52 puslapis, ne, kas labai dažnai daugelį grupių praleidžia šitą sakinį, ne. Štai žingsniai, kuriuos mes žengėme, jie siūlomi kaip sveikimo programa. Tai va, tai kažkaip keista, ne, kad praleidžia šitą sakinį ten. Skaito iki čia, kad tada pavedėme save jam ir paprašėme, kad mūsų saugotų ir globotų, ir paskui skaitom žingsnius, ne, o kas tie žingsniai, iš kur, ne, ir ištraukus iš konteksto, kaip ir neaišku, ne. O čia aiškiai parašyta, kad žingsniai, kuriuos mes žengėme, jie siūlomi kaip sveikimo programa. Tai va, žengėme, neperskaitėme, ne iš kažkur sužinojome, ne kažkas pasakė, tai yra konkretus dalykas. Tai va, tai yra, nežinau, ar jums reikalingi žingsniai, man reikalingi. Esu, sakant, tikras alkoholikas, ne vieną kartą diagnozuotas ir be šito aš tiesiog neišgyvensiu. Tai va, tai einant prie žingsnių, ne, tai toliau eina tekstai žingsniai perskaitomi, toliau daug kas iš mūsų šaukia, ne, ten ir taip toliau. Ir toliau eina 3 punktai ABC. Tai alkoholiko apibūdinimas skyrius agnostikams ir mūsų asmeninė patirtis išryškina 3 tarpusavėje susijusias mintis. Tai A, mes buvome alkoholikai ir negalėjome tvarkyti savo gyvenimo. B, veikiausiai jokia žmogiška jėga negalėjo išvaduoti mūsų nuo alkoholizmo. Ir C, tai galėtų padaryti Dievas, jei kreipsis. Ja, tai čia tuose ABC yra pirmi 2 žingsniai. Tai va, dėl ko pats svarbiausias, ne, kaip rašo mūsų literatūra, žingsnis, ne, kurį turim žengti 100%, ne, tai yra pirmas žingsnis, kuris byloja, ne, jūsų grupė, ne, tai prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas. Tai turiu pripažinti tą visišką bejėgiškumą, ne, ten, nežinau, ten iki kaulų smegenų, žinai, ten iki ten visų ląstelių nesuvokti, kad, va, aš esu bejėgis, ne, alkoholis, ne, privedė mane prie kracho. Gyvenime, ir mano gyvenimas nevaldomas, aš esu bejėgis, nes kol aš neturiu šito pripažinimo, tai aš nesu bejėgis, kol aš nesu bejėgis, man tiesiog nereikia pagalbos. Kam man ta pagalba, nes aš galiu pats. Tai va, aš dirbu ir tokį darbą, ne, kur labai dažnai susiduriu su mūsų broliais ir sesėm. Ir savo darbe, ne, ir iš karto sakau, kaip ketini spręsti problemą, bet iš karto, sakau, atmetam vieną punktą, galiu pats. Ir paprastai žmogus nebeturi daugiau pasakyti, nes jisai tą man ir norėjo pasakyti. Tai vat kaip išeina, ne, kad 30 metų jisai, negalėjo išspręsti tos problemos, bet mane sutikęs, taiga gali pats. Tai va, įdomiai, ne? Tai va, tokia liga mes sergam, ne? Visi sako, visi bado pirštais, ne, bet aš sakau, ne, čia laikini nepatogumai, ne, aš čia pats išspręsiu, žinai, noriu geriu, noriu negeriu. Niekad, aišku, ten nepaminiu, kad noriu visada, žinai, ir taip toliau, žinai. Ir kai klausia specialistai, kaip jūs geriate, ne, aš visada sakau, kaip visi, net 2 kart per metus, nepasakau to, kad 2 kart po pusę metų. Ir kaip ir nemeluoju, ne. Tai va, tai tokia neklastinga liga ir būtent turiu va tą suvokti, ne, per savo gyvenimo konkrečius pavyzdžius, ne, va ką su manim darė šnapsas. Bet ką su manim darė šnapsas, ne, ir iš tiesų darė kaip norėjo, kada norėjo, žinai, ir visiškai nepriklausomai ten nuo mano kažkokios valios ar ten pastangų, žinai, ir gerai sakoma, žinai, kad yra
dvi lygos, ane, kur valia visiškai nepadeda. Tai kai paleidžia vidurius, ane, ir priklausomybė. labai apie mus, žinai. Ir ten su jokia valia tai visai nesusiję. Tai va, tai mano gyvenime buvo taip, žinai, kad eina mano gyvenimo linija ir eina alkoholis, ane, ir kažkokiam etapė, jeigu jau susikerta, tai viskas. Baigėsi visi mano reikalai. Ne, aš tiesiog geriu ir man visiškai neįdomu, kuo tai baigsi, žinai, su kuo aš gersiu, kiek, ką gersiu ir... neturiu atsakymo, ne, kaip visą tai baigsis. Tai reiškia, ne, kad, aš esu bejėgis, ne, bejėgis ir nekontroliuoju visiškai proceso, ne, tai ta prasme, kad aš nebegaliu nekontroliuoti išgeriamo alkoholio kiekio, ne, vietos, laiko, ne, ten aš labai dažnai norėdavau ten tik penktadienį, žinai, ir tik šeštadienį, bet kažkodėl jai, žinai, geriu 2 savaitės, žinai, norėdavau ten gerti kažkokioj tai konkrečioj vietoje, ne, ten geriu atsirandu kažkokioj landiniai, ten labai mėgau Starką, ne, bet staiga žiūriu, kad geriu odekoloną, žinai, ir viskas gerai. Tai va, tai aš nebekontroliuoju ne jokios sudėtinės dalies gėrimo. Va, tai ir labai daug tų pavyzdžių, žinai, kai ten eini, daleiski. Vaikui pieno nupirkti, žinai, krautuvę, o atsipeikiai po 2 savaičių Sereikiškių parke be batų, žinai. Ir kaip aš sakydavau, ne, man taip atsitiko. Ir kažkaip atsitikdavo man taip visada, žinai. Visada ir paskui, kai paaiškėjo, kad atsitikdavo man ir dar keliem tokiem pat kaip aš. Ne? Normaliem žmonėm taip neatsitikdavo. Pasirodo. Kažkodėl tai. O man visada, žinai. Tai va tas A punktas, ne, kad mes buvome alkoholikai ir negalėjome tvarkyti savo gyvenimą. Jokių reikalų aš negalėjau tvarkyti, neatsiranda alkoholis ir viskas. Tai tampa nesvarbiau už viską. Galėčiau net tai pavadinti apsėdimu, tiesiog. Viskas normaliai, žinai, ir kaip prašo mūsų knyga, žinai, staiga, žinai, viskas lygioj vietoje atsiranda beprotiška mintis, žinai. Ir aš pakeliu pirmą turelį. Bet kaip tas geras pavyzdys knygoje, ne, kad man nieko neatsitiks, jeigu išgersiu viską su pienu. Kvailai net skamba, ne, bet aš galiu savai įtikinti, kad tai bus. Kad man nieko neatsitiks, ne, ir ten turbūt visi žinot. Šį kartą aš gersiu kitaip, su kitais žmonėm, kitose vietose, kitus gėrimus, ne, ir viskas bus kitaip. Bet paskui, ne, ir vėl tas pats, žinai, ir vėl ligoninė, nuovada ar dar kažką. Taip atsitiko. Tai va, tai tas svarbiausias, ne, va, kaip minėjau, iki kaulų smegenų suvokti, kas su manim darosi. Ir to vieno aš niekaip negalėjau to surišti, ne. Ir tik tai pradėjus skaityti knygą su globėju, viskas man atsistojo savo vietas, ta puzlė susidėliojo. Alkoholikas lygu psichinis ligonis. Vat aš niekaip negalėjau surišti šitą. Vat kaip čia taip, ir tada atėjo atsakymai, žinai, ką aš dariau 19 kartų net ten visokiose psichiatrijos įstaigose, kur iš tiesų daug laiko praleidęs, net ten. Ir kaip visada sakydavo, aš ten ilsėdavausi, žinai, ilsėdavausi. Tai kaip reikia pavargti, kad ilsėtis psichiatrinėj ligoninėj, ką reikia daryti. Kažkaip niekad nesu taip pavargęs, žinai, ten statybose dirbdamas pagalbinių, žinai, kad reikėtų pailsėti psichiatrijos ligoninėje. Bet geriant, kažkodėl tai viskas gerai, žinai. Maždaug pailsėti reikia, druskininkuose brangu, kodėlgi man neprigulusi psichiatrinė, žinai, taip gaunasi. Va, ir tada atsistojo viskas į vietas, tai liga
liga psichinė, žinai, ir viskas, žinai. Ir kaip ten skyriai tie gražiai nesivadintų, žinai, Minnesotos programos ar dar kažkas, tai ne. Po visų tuo slypia nepriklausomybių psichiatrija. Viskas. Viskas paprasta, žinai. Reiškia, serga mano galva, pirmoji eilė, serga mano protas. Nu, apie kūną ten nekalbu dvasią, bet, žinai, serga mano protas. Ir visat mano geriausios mintis ir idėjos mane atveda galų gale pas anoniminius alkoholikus. Vat. Ir šiandien džiaugiuosi, kad atvedė čia, žinai, o ne ten, ne į kapinę, žinai, ne ten į beprotnamį iki gyvos galvos, žinai, ar ten iki gyvos galvos kalėjimo, žinai. Nes viskas ėjo tą linkme, žinai, kaip ir sakoma, žinai, pas mus tie. Trys, žinai. Ligoninė, kalėjimas, mirtis. Bet ir viskas. Viskas paprasta. Tai va, tai su tuo kaip ir išsiaiškino mane, kad pirmas žingsnis, ne, esu bejėgis, man reikia pagalbos, ne, kokios dar galbūt nežinau, bet nu kažkokios reikia. Ir B tas punktas, ne, sako, veikiausiai jokia žmogiška jėga negalėjo išvaduoti mūsų nuo alkoholizmo. Tai peržiūrėt per tą prizmę, kaip aš minėjau, net 19 psichiatrinių, ten žmonos vaikai ten verkė, tėvai ten gulėsi kryžium, ten pareigūnai ten vežė kažkur, tai žinai, bet nu niekaip kažkaip, niekam nepavyko man padėti. Nu, nes tiesiog ašgi sakiau, su manim viskas gerai. Ko aš čia kabinėjau, aš noriu ramiai gerti, palikit mane ramiai. Tai va, ir kai suveikė, kai suprantė, ne, kad žmonių pastangos bejėgės, ne, nu tai kas belieka, ne, punktas C. Nu tai galėtų padaryti Dievas, nu, galbūt. Jie įkreips. Ir ką man reikia padaryti? Nu, man reikia kreiptis. Nu, nelengvas iš tiesų dalykas, ne, aš tai toks karingas bedievis buvau, žinai, ir ten mielai būčiau visus tos žingsnius ten, kur Dievas tik tai, žinai, tai viską pašalinti, eliminuoti. Man čia nereikia, žinai, man nepadės, bet atėjo tas supratimas, kad nu, visos tos priemonės išbandytos ir viskas, galbūt jau tik aukščiausia ministerija gali padėti. Va, ir ką, beliko, žinai, ten nusimti tą karūną ir paprašyti tos pagalbos. Ir tada, nu, prasidėjo tas stebuklas, žinai, kad nieko ten baisaus, žinai, ten žmonės sako, Jofana, ten baisus, tas trečias žingsnis, ne. Iš tiesų, ten nieko nėra, žinai, aš turiu, žinai, priimti sprendimą. Va, priimti sprendimą, paprastą sprendimą. Dar nieko daryti nereikia, žinai, kas mums labai patinka, aiškiai, nieko nereikia daryti. Ir čia dar nieko nereikia daryti. Čia reikia priimti sprendimą. Ir va, toliau atnešiau, kai priimu tą sprendimą, tai rašo toliau, žinai. Toliau ėmėmės energingų veiksmų, vat prasideda veiksmas, ne? Ir tada, nu, turiu parašyti. Konkrečiai, žinai, parašyti va tą savo gyvenimą, žinai, dorovės požiūrį, žinai. Ir ne tik, kad parašyta, ne, bet dar pakalbėti apie tai ten su globėju. Tai va, ir esmė, ne šito 4-5 žingsnio, žmonės įsivaizduoja, ne, kad čia yra esmė, žinai, ką aš ten esu pridaręs. Ne, esmė yra kodėl. Vat, kai mes pastatom klausimą, kodėl aš taip elgiuosi, ne, vat, ar gerdamas, ar negerdamas, žinai, ar nuo vaikų darželio, kiek aš save atsimenu, aš elgiuosi taip, vat, būtent, ne, kad ten manipuliuoju, apgaudinėju, žinai, nu iš principo, ką parodė tas 4-5 žingsnis, tai nieko naujo aš ten, kaip ir sakoma, neatradau, paleistuvis, melagis, vagis, tai ne, nu, visi turbūt tą matė ir žinojo, žinai, aš irgi kaip ir žinojau, bet galvojau, kad tai tik tai biški, žinai, nu, nedaug. Truputį vagis, truputį melagis, truputį paleistuvis, bet vat kas mane pribloškė, tai mastai viso šito, žinai, vat
kokiais mastais tai įvyko, žinai, ir kokiuose sferose, ir kad tai vyko visą laiką, ar geriu, ar negeriu, žinai, ir dar pasirodė, kad negeriant 8 metus aš tokių nesąmonių pridariau, žinai, kad ir diafana, dar daugiau, žinai, ten geri ir geri, žinai, ką ten geri ir neatsimeni nieko ir tiek žinių, žinai, o čia, bet viską atsimeni, žinai, ir darai nesąmonės ir toliau, žinai, paleistuvis melagis vagis ir tik, kad negeri, žinai, ir dar reikalauja, tik aš negeriu, žinai, man medalį, žinai, man antpečių, žinai, aš čia nusipelnęs veikėjas, ašgi negeriu, žinai, statykit man paminklą. Ir žmonės taiga pradeda sakyti, gal geriau tu gerk, žinai, tai mažiau problemų mūsų. Ir kažkaip tai supranti, kad nesąmonė kažkokia, tai žinai. Kaip mat vienas mano draugas iš A irgi dalinosi, jis iš kito miesto, žinai, jam žmona pasakė, klausyk, sako, ir čia, sako, vat, kad tu vaikštai susirinkimų, čia ir negeri, tai čia, sako, viskas jau, ką siūlo, čia viskas, čia tik tiek. Ir tada žmogus susimastė, kad, turbūt nežinai, kažkas daugiau. Knyga žada daug daugiau, žinai, visiškai naują gyvenimą ir taip toliau, žinai. Tik tai šių žingsnių dėka, žinai, ne šiaip, ne iš kosmoso tai žinai. Va, tai daug dalykų mes gaunam avansų tik atėję anoniminius alkoholikus, bet žinai, kaip sakoma, kam daug duota, ta iš to bus daug ir pareikalauta. Ir taip yra. Tai va, tai per viskas aišku, ten pakalbėjom, žinai, ten su globėju, net labai ilgai, aš labai dėkingas tam žmogui, ten jis klausė mano priedo, nežinau, visą naktį, žinai, tas pats per tą patį, nieko naujo, žinai, paleistuvis melagis vagis, situacija, paleistuvis melagis vagis, paleistuvis melagis vagis ir tas pats per tą patį. Ir vat kas iš tiesų įvyko, ne, vat per 4-5 žingsnį, kad aš supratau, kad nenoriu, tai neskanu. Tiesiog tai neskanu, aš pats savo nepradėjau patikti toks. Kaip tuščias puodas, žinai, ten pakabink, žinai, ir daužyk, žinai. Daužai, garso daug, ne, o judesio jo. Taip pat, tai nieko gero, žinai. Tos kalbos, žinai, kad ten dažnai girdėdavau susirinkimuose ir pats kartodavau, žinai. Taigi aš toks esu, koks esu, žinai, priimkite mane tokį, žinai, lelele, duokit man postamentą, žinai. O iš principo, žinai, supranti, kad esi šūdų krūva. Šūdų krūva ir kad už ką čia tave turi visi priimti, tai visiškai neaišku. Ar norėtum priimti kitą tokį patį? Nedaug dėlį. Bet va tai buvo stimulas keistis, ne? Va 6-7 žingsnis, kad... Va dėl ko ten kalbama, žinai, apie tos būdo trūkumus, žinai, kad aš visą laiką įsivaizdavau, jo, čia pradėjau gerti ir pasidariau toks, žinai. Tai krina, aš jau toks buvau, dėl to aš ir pradėjau gerti. Va, kur yra esmė, žinai, čia visiškai kitaip buvo. Aišku, tai paaštrino viską, žinai, apsunkino, bet aš toks buvau. Aš darželį toks buvau, žinai. Labai gerai atsimenu, žinai, darželį ten mėgstu aš tą pavyzdį, žinai, va, tas, ką atsimenu iš darželio, kažkoks ten vaikas senelio ten ordinus karo medalius atsinešė, žinai, spintelį parodė man, žinai, o kaip yra, žinai, pas tokius kaip mes, žinai. Jeigu tai ne mano, bet man patinka, tai mano, žinai, viskas, žinai. Aš tuoj pat jos pavogiau, žinai, paslėpiau pas savo spintelį, paslėpiau pas savo spintelę, aišku, paskui kilo kibišas, aišku, ten surado pas mane spintelį ir aš sukėliau cirką su isterijom, su ten kritimo ant žemės, su trypimu kojom, kad galų gale vis tiek pavyko įrodyti, kad tas berniukas pats ne ten padėjo. Ir tas modelis buvo visą laiką. Aš iš bet ko padarydavau cirką. O kaip sakė mano globėja, žinai, kai baigėsi fokusai, prasideda stebuklai. Tai va. Esu taip yra. Mano gyvenimas buvo fokus. Kiek gali tęsti. Aš skaitau, kad žinai, ten Dievui galų galėtų nusibodo žiūrėti mane, žinai, ir atėmė tą šnapso veikimo, šnapsas nustojo veikti, arba pradėjo veikti ne taip, kaip man reikia, žinai,
pasiekmes pasidarė daug didesnės už kaifą. Minutė kaifo, ne 2 savaitės ten lonkių ir ten ajajai, žinai, galvoji, kaip čia dabar, žinai, ir nu, tiesiog nebeatneša to rezultato. Tai va, ką galiu pasakyti, ne, kad lygiai taip pat tikram alkoholikoje ne vien susirinkimų lankymas irgi vieną kartą laša baigėsi. Tiesiog pradeda nebetenkinti rezultatą. Tai gyventas susirinkimuose, ne, bet jeigu nėra veiksmo, ne, jeigu nieks nesikeičia, tai taip ir žinai, kaip girdėjau tokį bairį, žinai, Amerikoje susirinkime, kaip ten tokia senukas toksai visiškai ties žvakiais užsidegs nuo sausumo, žinai. Tai štai, būti tas sausas toksai, žinai, o noriu laimingai ir normaliai gyventi. Tai vat mūsų programa ir žada, man atrodo, ir 5 žingsnė, kodėl mes turim tai daryti, kad jei norim ilgai ir laimingai gyventi šiame pasaulyje. Tai aš tiesiog šiai dienai aš noriu ilgai ir laimingai gyventi ir dėl to man reikalinga šitą programą. Tai va, tai būdo trūkumai, ne, nu, tai ten gali ten disertaciją apie juos parašyti, ne, ten yra visokių lentelių, ten internete, ko ten tik tai nėra, bet gali per 7 didžiasias nuodėmes, ne, kas siūlo mūsų 12 ir 12. Bet esmė, ne, yra didžioji knygoje parašyta ir aš einu per tai, žinai, kad savanaudiškumas, nesąžiningumas, baimė ir kitų nepaisymas, ne, kad aš visą laiką buvau savanaudis, egoistas, lipau per galvą, žinai, ir baigėsi. Viskas, ir ką, užtenka. Ir paskui, žinai, aiškiai parašyta, žinai, kad, nu, Dievas pašalins, vėl aš turiu kreiptis į Dievą, ne Dievas pašalins, kokia eilės tvarka, kaip, ne mano reikalas, pašalins, nepašalins, dadės, aš nežinau. Mano reikalas prašyti. Apie tai labai gražiai Bilas rašė, žinai, kad nežinau, sako, ką ten, žinai, Dievas padarė, galbūt ten kai kuriuose vietose tapau ir blogesnis, žinai, bet, nu, esmė ta, žinai, kad šitą programą gali padėti netgi man. Nu, tai jeigu gali pridūrui padėti, tai ką aš grįžau, žinai, viskas gerai, gali ir man, reiškia. Ir kartais, žinai, susirinkimuose, nu, girdėdavau tą, žinai, aš dirbu su būdo trūkumu, žinai, Jofana, ką tu ten dirbi, aiškiai parašyta, Dievas pašalink, žinai, prašyk, žinai, nuolankiai, kelių. Pirminis variantas 7 žingsnio buvo nuolankiai atsistojant kelią ir viskas aš palaikaus, man tinka. Man kaip alkoholikoje, ne, čia geriausia praktika ant kelių ir viskas nuolankiai, žinai, ne prieš kažką čia, žinai, o būtent, kad laužyti savo ego. Nes ego daro viską, kad mane nužudyti. Žinot, turbūt, ne, ryte atsikeli, žinai, ir ego sako, taigi tu nesėdi. Viskas su tam gerai, žinai. Kam tu eiti tenai, ką tau tie durniai naujo pasakys? Tu negeri 22 metus, nu ką tu ten sužinosi naujo? Ir tai reiškia, ne, kad aš turiu bėgti. Turiu bėgti, ne, ir vėl atsiminti, žinai, iš kur atėjau. Ir dėl to aš viską tą darau, žinai. Dėl to aš einu į ligoninės, važiuoju reabilitacijas, tenai, į kalėjimą, visur, kur reikia. Visur, kur reikia, žinai. Tai va, ir kas įdomiausia, ne, kad to laiko užtenka viskam. Nu tai va, 6-7, ne, Dievas padarys, žinai, nėra ko ten man spardyti, žinai, kaip, kada, žinai. Toliau gražiai rašo, žinai, pas mus knygoje, kad Dievas, ne, pašalins tos trūkumus, kurie trukdo būti man naudingų jums ir jam, ne, jam ir jums, o kurie trukdo, kurie padeda, aš nežinau, tikrai nežinau. Ten, kur aš ten, koks turiu būti, žinai, ir kada, žinai. Bet esmė ta, žinai, kad nu pradeda elgtis kitaip. Aš atsimenu, net skambinau globėjui, sakau, man stogas važiuoja, žinai. Eilėse pradėjau stovėti, žinai, šiukšlės į šiukšlių dėžę mesti. Ką pasirodo normalų žmonės taip ir gyvena, žinai, visada. Kad eina per perėją, o ne ten, kur galvoja per perėją. Aš čia noriu, reiškia, čia perėję. Ai, čia šiukšlę numesiu, žinai, čia tą padarysiu.
Audrius Valė, atsimenu, žinai, kaip mes su juo rinkom šiukšlės Neries pakrantį, žinai, jisai sakė, už ką čia man, sakau, taigi tu Šantakalnių gerdavai prie upės. Nu, gerdavau šiukšlės, mėtė, dabar rinkis, viskas gerai, rinkom ir normaliai. Ir čia tas darbas su savim, žinai, su kitais ten globotiniais Vingio parke rinkom. Nu, ir nieko čia tokio atsitiko. Bučiokus prie nakvynės. Tai viso va, tokių dalykų man reikėjo, žinai. Nes aš, nebuvau pratęs, žinai. Tai sakau, skambinau globėjui, sakau, man čia darosi, žinai, čia važiuoja stogas, žinai, kas čia vyksta, žinai. Sako, durniau, tu, žinai, sako, tavo tas stogas visą gyvenimą, sako, važiuoja, sako, jis grįžta į vietą galų gale, žinai. Ir tai kelia diskomfortą. Man tai jo, buvo nuostabu, žinai. Nu, kaip iki tokių dalykų, žinai, kad, žmogus atsikelia nuo suoliuko, lieka telefonas mobilus, žinai, ir aš imu tą telefoną ir bėgu paskui ją žmogau, žinai. Ir paskui čia aš. Jofana, taigi anksčiau iš kur kortelė išimta, dar jis ateitų, dar jis snukį gautų. Tu sakai, ką tu čia, žinai, ką tu čia kalbi, koks telefonas, žinai. Tai va, tokie dalykai, žinai, ir man tai buvo neįprasta iš tiesų. Daug ten tų visokių dalykų, žinai, buvo ir 8 žingsnis, ane, tai jau išvestinis, ane, iš 4, kai ten seksualinės žalos ir visokios kitokios, ane, ir čia ypatingai reikalingas globėjas, nes čia tokia, žinai, vieta, kur man norisi, ne, kad ten, jeigu aš pasiskolinau 10, tai atiduoti, 3 geriausiu atveju, ne. O dar geriau pasakyti, tik jis lokas pats kaltas, žinai, tai kaip reikia, žinai. O globėjas nesako, žinai. 10 pasiskolinai, kiek metų praėjo, plus infliacijas ir sako, turėsi 50. Opa. Ir taip kiekvienam žingsnį, žinai, neišeina va tam nusukti, žinai, kad aš noriu kaip visada, žinai. Kad tu nori, žinai, Dievo laiku. O mes turim labai gerą Dievo laiku. Dievo laikas yra niekada. Dievo laikas yra iš tiesų tikras Dievo laikas, čia ir dabar. Čia ir dabar. Šito reikia išmokti. Ir daug ten pas mane tų visokių atvejų, ne, bet kaip veikdavo, žinai, 8-9 žingsnis, tik apie žmogų pagalvoji, žinai, ir jisai būna pastatytas prieš tave, žinai. Įsivaizduokite, ne, kad žmogaus nematėjo net ten 20 metų, ne, ir per dieną 2 kartus troleibusą. Ir tai daro, žinai, netikiu, aš skambinu globėjui, sakau, kaip tu galvoji, ar čia ženklas? Juokės yra gelbėtas, žinai. Nes ten parašyta, žinai, pas mus knygoje, taigi aš viską išvardysiu. Pasitarę su kitais, gavę ženklą, žinai, klausiu, čia ženklas ar ne, žinai. Eikit, sako, daryti. Tas 9 žingsnis, net turi savo garsą, ne, tai tas garsas yra, kaip beldžiai durys, globotinis, sudarom sąrašą. Beldžiai durys, tik skambino man ir sako, padariau tą ir tą. O ne kaip jis ten jaučiasi, žinai, ir kas ten jam atrodo. Ką padarei konkrečiai? Nes jau ten tie tolimesni, ne visi žingsniai rašo, dar daugiau dirbti. Galų gale paskutinis skyrius ten darbas pasitaisė. Jo, tai rašo, ten tapsime veiklesni, žinai, aš irgi globėjai skambinau, sakau, jo, suprantu, tapsime veiklesni, bet tiek, sako, Dievas geriau žino. Prasidėjom iš čia. Tie pirmieji buvom, kur praėjom, prasidėjo 6-7 globotiniai, 3 pikeriniai į savaitę, žinai. Tai o kada pailsėt, žinai, sako, nulipk, sako, iš anksto nuo laurų, žinai, eik ir daryk, žinai, viskas. Dievas žino, žinai, Dievas panešė. Tai va, ir šiai dienai, padaryta tiek, kiek įmanoma padaryti, tai nebėra jokių skolų. Skolų buvo kokių 50 000, gal 60 000. Šiandien nėra nei skolų, nei antstolių, nei šiaip kažkam skolinga. Nes net buvo toks
toks įvykis, ane, kai ten su paskutiniu antstoliu atsiskaičiau ir nebėra skolų, toks tuštumos jausmas, žinai, tai kaip dabar gyventi? Tai kaip? Va tuštuma, žinai. Ir tokia mintis, tai nueik, žinai, greitųjų kreditų, žinai, paimk, žinai, pabūtės po skola, turėsi ką veikti, žinai, negalva. Nu, taip galva turina, ne, vat galva turina. Tai va, tai kažkaip moku šiandien gyventi be skolų, žinai, pagal šitą. Kaip tai veikia viskas, ne, tai, nu, ten iki tokių stebuklų, kad, žinai, ten darbų man šiandien nereikia ieškoti, darbai patys man ieško. Tiesiog, kaip minėjau, net dirbu su priklausomais ten ir projektuose visokiuose, ir žmonės skambina, žinai, gal nori, žinai, sutvarko viską, ne. Tai kaip ir rašo, ne, tiek Biblija rašo, ne, kad pirmiausia dvasiniai dalykai visą kitą bus pridėta, ir mūsų knyga rašo lygiai tą patį, kad jeigu susitvarko, ne, tas visi dvasiniai reikalai, susitvarko visos plotmės. Galiu šiandien paliudyti, kad susitvarko visos plotmės, kad taip gerai, kaip šiandien, aš taip niekados nesu gyvenęs ir niekados negalvojau, žinai, kad taip galima gyventi ir turėti tiek veiklos, ne, ir kuri tenkintų, ne, ir aš visą laiką man atrodė juokinga, žinai, kad ten, jeigu nenori dirbti nei vienos dienos, tai padaryk hobį savo darbą, žinai, tai aš šiandien taip yra pas mane, žinai, aš skaitau, kad aš išvis nedirbu ir dar gaunu už tai pinigų. Viskas tvarkoj, žinai. Tai va, ir tai padarė, ne, nu va, 13 žingsnių programą, ne. Lieka ne ir 9 žingsnis, ne, ir ten skaitus, turbūt žinote, ne, pažadus 9 žingsnio, ne. Ir iš kur, ne, išplaukė iš 2 žingsnio, ne, turbūt sakysiu, mes patyrėme sunkumų bendraudami arba asmeniniuose santykiuose, negalėjome suvaldyti savo jausmų, mus persekė kančia ir depresija, nesugebėjome užsidirbti, buvome pilni baimės, nelaimingi, nereikalingi, tikrai neatrodė, kad galėtume pasirūpinti kitais. Čia sauso alkoholiko būsenos, aš daugybę metų gyvenu tokiai būsenai. Ir 9 žingsnio pažadai, ką šneka, ne, tai kardinaliai, ne, viskas išsipildo, ne, ir nebėra to 46 žingsnio. Tai va tokius stebuklus nedarom. Tai didžioji knyga, ne, yra pilna pažadų ir pilna įspėjimų. Ne, kas skaitėt, žinote, ne. Bet tiesiog, kas bus, jeigu darysi, ir kas bus, jeigu nedarysi. Ir viskas, ir nėra ką, žinai. O kaip rašo mūsų knyga, mes turim tos 2 kelius, žinai. Paeit gerti ir mirti, arba gyventi laikantis dvasinių nuostatų. Nu ir kur čia, žinai, pašokinėsi, žinai. Čia tai šak nalevo, šak napravo, šitą pabėgam, žinai, ir taip toliau. Nu, vat yra taip. Vat tokia liga mes sergame. Reikalingi griežti rėmai, žinai. Ir tie rėmai, nu, kas pasirodo, kad iš pradžių, ne, kaip vtegas, žinai, čia kažkaip tai atrodo viskas sudėtinga, dabar nu aš nejaučiu tų rėmų, žinai. Ir va, 9 žingsnio pažadai, nerašo, jei uoliai dirbame šio dvasinio brendimo laikotarpiu, būsime maloniai nustebinti, vos pasiekę pusiaukelę. Mes iš naujo pažinsime laisvę ir laimę, neapgailestausime dėl praeities, nenorėsime užtrenkti durų, mes suvoksime žodį ramybę ir pažinsime santarvę, visai nesvarbu, kiek žemai buvome kritę, pamatysime, kaip mūsų patirtis gali padėti kitiems. Išnyks nereikalingumo ir savigailos jausmas. Mes nustosime rūpintis savanaudiškais dalykais ir pradėsime labiau rūpintis kitais. Egoizmas trauksia šalin. Visiškai pasikeis mūsų nuostatas ir požiūris į gyvenimą. Nustosime bijoti žmonių ir ekonominio nesaugumo. Mes intuityviai mokėsime elgtis situaciją, kuri anksčiau išmušdavo iš vėžių. Staiga suvoksime, kad Dievas daro mūsų labui tai, ko patys nepajėgiame. Tai, ką aš pats pajėgiu, turiu pats padaryti, ko negaliu padaryti, tą padarys Dievas. Viskas labai paprasta. Ir aš atsimenu kažkada Airijoje, dar kokie man 2 metų blaivybės buvo, susirinkime lietuvių kalba, žinai, sėdėjau, skaičiau kaip tik tos pažadus, tema buvo toksai senbuvis, ne. Ir aš jam sakau, klausyk, sakau, aš čia apie pusiaukelę jau nėra kalbėt, sakau, aš jau pirmyn atgal suvaikščiau kokius 8 kartus, žinai.
Ir kur visą tai, žinai, kur čia parašyta. Sako, pirmą sakinį paskaityk, jei uoliai dirba. Nemačiau šitą. Aš galvojau, čia šiaip, žinai, aš jau viską padariau, aš toks dvasingas, tokia dvasinga programa. Kaip man sakydavo, nieko daryti nereikia, žinai. O čia, jei uoliai dirba. Ir tada atėjo supratimas, kad čia veiksmą reikia padaryti kažkokį. Ir tai yra 9 žingsnis. Tai kalbama, kai padarai 9 žingsnio ne pusę, tai va, tai išsipildo. Kartais greitai, kartais pamažu, ne, va čia tai prašom. Va, ir tada ne. Toliau rašo ne, kad tai prieiname prie 10 žingsnio. Ir 10 žingsnio ne, ten iškart rašo, kad įžengėme į dvasios pasaulį. Ne? Tai va, šių žingsnių ne dėka, ne, per tos pirmus 9, ne, atsiranda tas sąmoningas ryšys su Dievu, ne, ir įžengėme į dvasios pasaulį. Ir nuo šitos vietos aš skaitau, mano manimu, žinai, vat prasideda buvimas programų. Nuo šitos vietos, nuo 10 žingsnio, prasideda mano sąmoningas gyvenimas. Tai nuolatinis savęs stebėjimas, ne, ten jeigu neteisus iš karto, nelaukite pirmadienio ar naujų metų, žinai, iš karto. Nu, jeigu nenoriu vėl rašyti iš naujo 4 žingsnio, žinai, ten, ne, aš galiu dienos bėgė viską. Tai va, 10 žingsnis, ne, taip yra vadinamas, ne, ten skėtis, ne, kad tai neprilytų į kitus žingsnius, arba liftas, ne, kuris gali nuleisti. Reikia, kuris gali pakelti, reikia. Praktiškai apima viską. 11 žingsnis, malda, meditacija, sąmoningo ryšio stiprinimas, net jisai sako, kad sąmoningas ryšys jau atsirado. Neįžengėme dvasios pasaulį, jau yra sąmoningas ryšys. Ir aš pradedu pažinti Dievo valią ir ją vykdyti. Ne. Noriu visą laiką, tikrai ne. Bet galiu save padaryti, galiu. Dar ne 11, 10 žingsnis vadinamas stebėtojas, ne, 11 žingsnis stebėtojas. Ne, tai dar uždėta, žinai, apsauga, žinai, kurios dėka aš galiu normaliai gyventi, malda, meditacija, net labai daug kartų yra žodis prašymė. Kur didžioji knygoje turbūt žinot, yra žodis prašymė, tai reiškia meldėmės. Va, tai tas svarbu, žinai. Kaip aš nestiprinsiu tą sąmoningą ryšį, nu, nebūtinai taip kaip mano globėja, žinai, nebūtinai taip kaip mano globotiniai, ten rašo, žinai, reikit pas pastorius, kunigus, rabinus, klauskit, ką daryti. Jums tai iš viso, žinai, faina, žinai, grupė, vienuolinė, žinai, reikit, klauskit, ką skaityti, žinai, kaip melstis, kaip medituoti. Gausit visus atsakymus, žinai. Ieškoti reikia. Ieškojau aš asmeniškai, žinai, jau ir krikščioniškas meditacijas ir alfa kursą baigiau, žinai, nes norėjau tą supratimą iš viso, žinai, apie ką čia suprasiu. Bet, žinai, tas prisiklausai pas mus, žinai, gali tikėti durų rankenai, vailokų, žinai, medžius kažkokius, žinai, priedas kažkoks. Vailokus pavogt gali, žinai, rankeną nulūž, žinai, medį nupjaustą, tai kur tavo tikėjimas, žinai, nebėra, žinai. Ant ko jisai stovi, žinai. Nu, va, ir 12 žingsnis, ne, šių žingsnių dėka. Galbūt programą, nevyks dvasinis pabudimas. O dvasinis pabudimas, ne, nu, žmogus nebegali būti toks. Nu, tiesiog. Bet aš turiu, ne, pastoviai palaikyti tą tinkamą dvasinę būseną. Dėl ko man nereikalingi truputį. Tiek jūs, ne, tiek globėjas, tiek globotiniai, ne, tiek susirinkimai, tiek žinios perdavimas, ne, tiek literatūra, bet visa šitą yra viena. Ne, ir tai sudaro visą šitą visumą. Visą šitą visumą, ne, ir tiesiog, žinai, taikyti tas nuostatas visur, ne, tiek darbe, tiek grupėje, žinai, tiek, nežinau, poliklinikoje, parduotuvėje ar dar kažkur. Visą laiką taikyti, ne, ir viskas. Ir kažkaip tai, vat alkoholikui tada gaunasi kažkaip visai komfortiškai gyventi pasirodo.
nebeparina, žinai, manęs. Kažkada tokį atvejį papasakosiu, žinai, Naujos Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje, žinai, vyksta susirinkimas. Sėdi, žinai, žmogus, ten visas sulaužyta, žinai, kojas gipsas, ant rankos gipsas, fingalai ant abiejų akių, žinai. Nu ir jisai užveda diskusiją, žinai. Bet sako, taigi prancūzai gali gerti, žinai, vyną saikingai. Prie ko čia, žinai. Nu, sakau, davai padarom, sakau, apklausą, kiek pas jūs skyriui guli prancūzų šiuo metu, žinai. Nėra nei vieno, žinai. O sakau, visoj ligoniniai, irgi lygtais nėra, žinai, prancūzų. Bet vat žmogus visas sulaužytas, nežino, ką daryti su savo gyvenimu, bet žino, kaip prancūzai gali gerti vynas. Čia kamus. Bet Seimo nariai, žinai, nu sakau, kiek Seimo narių pas jūs skyriui guli šiuo metu, žinai, nu irgi nėra pasirodo, žinai. Vat, mes žinom viską apie viską, bet tik tai ne tai, ką reikia. Čia yra. Tai vat, ir visi šie žingsniai, nu, vat, ir išmoko būti čia ir dabar, man po barabanu, kad prancūzai gali ir negali, žinai. Ar kaip ten, žinau, kad kuo aš šiandien galiu būti naudinga. Kuo aš šiandien galiu būti naudinga. Nu ir faina kažkaip tai visai, žinai, gaunasi, pasirodo, žinai, kas mane džiugina. Ir paprasčiau viskas darosi. Nu, vat, su tais metais, žinai, man visai kitaip tam atrodė, žinai, metus negėriau, žinai, 10 metų. O kai atsirado programa, žinai, mano gyvenime, tai čia prieš 14 metų. Tada grupė pagrindinis tikslas atsirado. Tai iš viso labai paprasta kažkaip pasidarė gyvenimai, darai tai, ką reikia, žinai, ir iš kažkur žinai, ką tai. O kas svarbiausia, ne, kai atsiranda tas sąmoningas ryšys, kad tie atsakymai ateina, tiesiog. Nežinai ir staiga žinai. O iš kur žinai, nesigilini, žinai. Tai va, kažkaip viskas taip, žinai, ir kiekvieną rytą, žinai, atsikėlęs, nu, prašau Dievo, žinai, kad kaip galiu būti naudingas tau ir mane suprasti. Nebūtinai, čia ne tik apie žinai, čia apskritai. Apskritai apie viską, žinai, ir gerai. Ir tas, žinai, yra gerai, kad pagaliau mano gyvenimas, ne, vat kaip ir rašo knyga, žinai, gauna naują tą prasmę. Nes man niekad nebuvo prasmė, žinai. Aš net taip sakydavau, žinai, aš jau gimiau pavargęs, žinai. Iš tiesų, žinai. Dar tik tai pradėjai į mokyklą, bet jau galvoju, žinai, gerai būtų į tą pensiją išeiti, žinai. Dar nieko nenuveikia, bet jau būtų gerai, žinai. Iš ryto tik atsikeli ir jau žiūri, kad pavargė. Dabar nėra šitą. Tiesiog yra kažkoks tai planas, žinai, yra kryptis, ten kiekvieną vakarą aš primetu, ką kitą dieną norėčiau padaryti, žinai. Tai nebūtinai ten gausi, žinai, viskas, kai ką ryte pakoreguoja, žinai, ten malda, meditacija, kai ką pakoreguoja, kai kas atsimeta, kai kas tas įdeda. Ir va taip pat gyveni. Paprastai kažkaip tai nereikia ten daug laiko, viskam užtenka pasirodo. Kaip aš tavo globotiniam, kurį laiko neturi, sakau, nu tai gulėsi narkologiniam, taigi atsirastų laiko, viskas gerai šitas. Jeigu spės nuvežti. Į vatą aš nevinioju. Potencialiai mirtina liga. Potencialiai. O šiandien kaip tik važiavau su žmonėm, ne iš A, bet kažkaip pokalbis apie A buvo ir važiavom kaip tik pro Matulaičio parapiją. Sakau, va čia, sakau, man labai patinka, žinai, grupė, kadangi jinai yra prie šarvojimo sąlygiško. Aš sakau, kartais atsivedu va tą potencialų narį. Sakau, tavo atveju, sakau, abu du ažinai, bet arba amžino atilsį arba anoniminį amžino. Tai rinktus tam, žinai. Paprastai kažkaip. Ir kažkaip įrėmina, žinai. Suvokti, kuo sergi ir tada, žinai, daryti tai, ką reikia. Nes aš visą gyvenimą deklaravau, žinai, darau, ką noriu, žinai. Kur tai mane atvedė, žinai, su šlapiu plynu prie kioskų, žinai, geriu flakonus ir darau, ką noriu toliau. Bet karts nuo karto mane visur daro kažkokį, žinai.
ir jau ten neišeina daryti. Pradėti daryti, ką reikia. Tai va, tai kaip yra sakoma, žinai, kad nuo alkoholizmo pasveiksta, žinai, neprotingi, o disciplinuoti. Protingi taip ir numiršta. Nes viską žino, kaip turi būti. O disciplinuoti po truputį, žinai, darai tai, ką reikia. Tai va, turbūt jau ir laikas, ne? Taip, dėkui labai darau išsamiai, aiškiai, tiesiai 10-tuką, tai dar Ačiū, kad žinojimas. turim dar laiko, prašau, klauskime. Labas vakaras, Jolanta alkoholikė. Labas. Norėčiau, asmeniškai man rūpi, ne? Ar ilgai ieškojai, kad savo įrodyt, kad tikrai veikia aukštesnioji jėga? Įrodinė savo, ilgai laiko reikėjo. Ačiū. Man gyvenimas neparodė. Va tokiais vakar, kaip tik aš reabilitacijai tokiai buvau ir dalinausi, ne, tai va tokia šviežia patirtis, ne, tai kaip tik teko prisimintos dalykus, nes labai panašus klausimas buvo. Tai va, tai, daleiskim, ne, sužinojau, ne, kad čia prieš 22 metus kažkur, tai ne, kad va, man jau iš visur išmestas, iš visur eliminuotas ir gavau kontaktus, ne, kad man reikia važiuoti į Pakutuvėnus, ne, į reabilitaciją, nutranzuoju ten iki to Aleksandrovo, 7 kilometrai pešiom reikia eiti ir žinau, kad reikia ten susirasti kažkokį modestą. Nežinau, nei kas tas modestas. Pradedu eiti, nueinu 100 metrų, sustoja toks sunkvežimiukas prie manęs, tipo, kur čia nežinai, Pakutuvėnus, Lėlelės, o ten paska, žinai, ten sako, modestą tokį reikia susirasti. Tai sako, aš modestą, žinai. Va, žinai, sėdžiu toj mašinai, važiuojam, o kas tu, žinai, pagal profesiją, viena ten iš mano tų ankstesnių profesijų po virėjų, tai sakau, virėjų. Sako, mum ir pasisekė, sako, šįryt iš mūsų virėjas išėjo. Ir ką aš dar čia turiu? Ir va taip, va, viskas, va, klostėsi, kaip ant padėklo paduotų. Va taip, va, ne. Ir va tada aš supratau, kad čia ne taip viskas paprasta. Arba ten tranzuoja, ne, ten, aš pradėjau blaivybę ten Žemaitijoje, ne, ten Klaipėdoje gyvenau. Ir gerai, ten man daleiskim reikia į Vilnių. Aš tranzuoju, ne, bak, sustoja mašina, ne, ir važiuoja būtent ten, kur man reikia iki tos vietos. Ir pilna tokių atvejų, žinai, ir man ten nebuvo ko abejoti. Aš supratau, kad tai veikia, žinai, bet kas liečia net ten jau tą sąmoningą įtikėjimą, tai man atėjo per tikrai ne trečiam žingsnį, ne čia kaip rekomenduoja, žinai, aš jau ėjau su globėju, žinai, mačiau, kad kažkas vyksta, bet, kažkaip tai dar nelabai norėjau, žinai, to patikėti. Ir kažkaip vieną kartą man atėjo tas, kad aš noriu turėti tai, kad turi tikinti žmonės. Man jie pasidarė patrauklus, aš ten daug esu ir su vienuoliais bendravęs, ir ten visokiose bažnytinėse dalykuose, ne. Ir staiga iš kažkur atėjo tokia mintis ir kaip tik tada ten buvo, žinai, iš karto žiūriu skelbimą, žinai, ir ten tas, ar yra Dievas, ne, tai 3 atsakymai, taip, ne, galbūt, žinai, galbūt tai čia per gnostikų, žinai, galbūt yra, galbūt nėra, ir viskas, ir vat aš supratau, čia reikia, beje, čia kaip tik, jo, ir aš tada nuėjau, ne, kad labiau tą suprasti ir vat per tai atėjo. Nepasakysiu, žinai, kad aš ten tapau labai religingas, bet aš žinau, kad yra, žinai, ir kiekvienas iš mūsų yra gyvas stebuklas. Dėl ko man patinka anoniminės alkoholikose, ne, kad vat, ta kiekviena istorija ir įrodo, kad čia įvyko stebuklas Dievo. Čia yra Dievo darbai, žinai, ir ką ten daugiau kalbėti, žinai. Ir šiandien, žinai, kai manęs klausia, žinai, ar tu tiki Dievu, žinai, tai galiu pasakyti, man ten nereikia tikėti, aš žinau, kad jis yra, žinai, kad jis veikia mano gyvenime, tiek žinių, žinai. Ne kartą, paskui tą esu girdėjęs, žinai,
iš tikinčių žmonių, o ten kelias tai ilgas buvo, ten daug visokių, ten, žinai, visokių dvasinių ieškojimų, žinai, ir dvasinių valkatavimų, kai aš vadinu, ir po visas tas šventas vietas, žinai, ir vat supranti, ne, kad vat kažko reikia, bet vat kaip negali įvardinti ir ieškai, tai tas ir yra kelias, tikėjimas yra kelias, tikėjimas, viskas, eini, žinai, ir jeigu ieškai, rasi, žinai. Katalikai sako, žinai, kad jeigu nori tapti gerų katalikų, tai pradėk elgtis kaip katalikai, laikytis ten tų visų dalykų, žinai, ir tapsi turbūt. Tai vat lygiai tas pats, ne, jeigu nori tapti anoniminiu alkoholiku, tai daryk tai, kas anoniminiai alkoholikai. Anoniminiai alkoholikai siūlo 12 žingsnių programą. Nu ką, viskas. Pirmin. Ir daug, ne visokios tos veiklos, ne, ten siūlo, ten ir grybauti, rogauti, ir pirti, žinai, ir ką tik tai nori, ne visko čia yra, pilna kaip ir visur, žinai. Psichinių ligonių organizacija, ko čia tik nerasi, žinai, viskas tvarkoja, žinai. Bet pirmoje eilėje, žinai, siūlo 12 žingsnių programą. Gali daryti, ką nori, ne juose, ne? Bet po to, o ne vietoj. Vat kas. Padarai, ne, ką reikia, žinai, gyveni pagal tai ir daug atklysta, daug ir nereikės tam visų, žinai. Visko reikia, žinai, bet, kaip sakoma, ne vietoj to, ne vietoj programos. Nes užliuliuoja, žinai, tie dalykai, žinai, labai greitai įsijungia, darysiu tada kaip, žinai, o tai yra kelias į niekada. Nes visada man bus maža, ne, ta dvasinė skylė vidus reikia, žinai, ir ten visko reikia. Ten pradedi kištis, ne, 5 telefonai, 3 kompiuteriai, žinai, 4 automobiliai, 7 meilužės, žinai, ir vis maža, žinai. Ir čia ne apie tai. Susirinkimuose negali irgi lygiai taip pat, ne, globėjus kolekcionuoja, žinai. A, čia sako jau su 7 globėjus, žinai. Tai ką tie 6 metai pasakė? Kur ten bėda, žinai? Jeigu bent dalį padarytum, ką pirmas sakė, jau nereiktų tų, žinai, 6. Čia kolekcionuojamas, kolekcionieriai, bet ką gali. Nu, tokia liga čia. Visko reikia čia. Tai va, norėjau, kol nepamiršau, ne vienas iš tų dalykų, kai supratau, kad programa veikia, vieną kartą nenuėjau ten, į Akropolį daleiską. Jo, į Akropolį, Artijozą, didelį prekybos centrą, stovi per vidurį ir toks jausmas. Jofana, taigi man nieko nereikia. O galvoju geras. Man, kuriam visados visko reikia ir labai daug, žinai. Ašgi ten nežiūriu, žinai, kaip žmonės rodo serialą, ne? Tai, nu, normalus žmogus pažiūri seriją, kitą savaitę kitą seriją. Ne, aš 4 sezonus, žinai. Atsisinčiu ir iškart pažiūriu visus. Aš prie esmės iškart. Aš nieko ten nesupranti, akis išvarvėjusios, žinai, bet, nu, ašgi nelochas, aš po seriją tai nežiūrėsiu, žinai. O čia staiga prekybos centre, nieko nereikia. O galvoju geras, apsisukau ir išėjau. Ir taip gera pasidarė, toks pilnatvės jausmas, kad man nieko nereikia. Nieko. Dėkui labai Jolantai. Dar truputį turim laiko, galit paklausti. Ačiū dar už pasidalinimą. Daug kartų esu girdėjęs, bet kiekvieną kartą vis per naują ir per naują. Tau nebūna, kad tu pavargsti nuo visko šito ir nori pabėgti. Tiesiog atsitrauk. Tiesiog atsitrauk nuo visų globinukų, nuo visų globėjų. Tiesiog pasitrauk nuo visko kažkuriam laikui, tarkim. Ir net tai. Ačiū.
Nu, mano ego norėtų, kad tai būtų, žinai. Bet aš žinau, kaip ką pasakyti, žinai, tai savo galvai, žinai, ir viską, žinai. Labai greit aš nuraminu tas diskusijas. Nes, nu, aš labai kažkaip sunkiai į visą tą atėjau ir labai nenoriu viso to prašyti. Čia ne apie gerimą esmė, žinai. Čia gerimas, žinai, čia jau paskutiniai vietoj, žinai, čia seniai, žinai, suvokiu, kad gerimas tai neišeiti, žinai, ir dėl ko net ten žmonės be programos, net ten 20-25 metai nueina ir pasikarė iš karto. Čia, nu, žiauru yra, žinai. Ir dėl to, kad taip sunkiai tas viskas davėsi, ir tas rezultatas, kur dabar yra, jis ant tiek tenkina, kad tu nenori iš viso šito prašyti. Kam? Aš puikiai, žinai, vaikštau, sakau, narkologinį ir prisižiūriu ten tų žmonių, žinai, kuriuos anksčiau mačiau grupėse ir su globėjais, kai kuriuos mačiau, ir jie guli ten, žinai. Tai jeigu aš dar turiu tokią iliuziją, kad man bus kitaip, žinai, nu, nebus man. Man bus taip, arba jeigu spės davežti. Jeigu spės davežti. Aš esu matęs netgi žmonių, ne po 15 metų, po daugiau negeriančių, su alkoholiniam psichozėm atsiradusių durnyne, su alkoholiniam psichozėm blaivus. Galite įsivaizduoti? Tai kiek tai yra liga? Net gert nereikia, išprotėti ir taip gali. Tai va, tai aš daug kartų, žinai, buvau ant išprotėjimo ribos, žinai, buvau beprotis visur. Ir man, žinai, šitą programą nugražino, žinai, visus aspektus, žinai, tiek fizinį, žinai, tiek dvasinį, tiek fizinę, žinai, sveikatą. Nu, aš nenoriu to prašyti. Ten, žinai, gali ten, žinai, žaviuosi žmonėm, žinai, kurie, tai žinau, kur ateisi, žinai, atkritai, aš žinau, kur. Ir yra tokių, kur taip ateina, žinai, o kiek neteina. O tiek tų, kurie žino, žinai, ir staiga neteina, žinai, paskui sužinai, kad jau jo nebėra, žinai. Žinojau, kur ateiti, viskas tvarkoja. Tai tiesiog per daug, žinai, aš dabar kai pagalvoju apie šnapsą, net 22 metai per mane purto, žinai. Mane dar dabar purto, aš džiaugiuosi. Jofana, tai ant kiek tai, žinai, skauda. Vat. O dabar aš kalbu apie šnapsą, mane purto. Jofana. Tai ant kiek, žinai, ten viskas persukta buvo. Man geriau taip kaip dabar, žinai. Be jokių ten stimuliantų, žinai, be jokių vaistų, žinai. Aš nežaidžiu, žinai, nei ten su vaistais, žinai, nei su ten žolytėm, žinai, ir ten visokiom nesąmonėm. Ne, nereikia mūsų šitą. Tai vat, kažkaip taip. Ačiū labai. Ačiū labai, kągi, labai gaila, bet mūsų laikas vis tik baigėsi. Dėkojame kalbėtojui, dėkojame dalyvavusiam, uždavusiam klausimus, taip pat YouTube kanalo klausytojams. Džiugu, kad mus randate, tai prenumeruokit mūsų kanalą ir išgirskite daugiau apie sveikimą ir patirtis šiandien. Su jumis atsisveikinam, iki kito sekmadienio.